Ir jūs skaitot, kad Rusija su mumis dėrėtųsi. Taip, dėrėtųsi. Tik reikia normalių žmonių. Ne tai, kad dabar ministras, kuris bijo ir čia susitikti su Gazpromo vadovais, ir ten bijo važiuoti. Siunčia klerkus, o pas mus, žinot, toks biški charakteris. Balšoj načel, didelis viršininkas. Tarėmės, mažas viršininkas, pliurpiam apie bet ką. Todėl labai paprastas dalykas, čia jau atleiskite, tik mūsų politinių jėgų nesirūpinimas savo tauta, o noras tikti Amerikai ir Europos Sąjungai, o ne savo rūpesčių savo tauta. Reikia pereiti prie rūpesčių savo tauta. Nu gerai, o kodėlgi mes negalim kreiptis, kad ir tą pačią Ameriką? Žiūrėkit, po karo, tarkim, Vokietija buvo atstatyta su Amerikos kapitalu ir jiems padėjo. Kodėl mums nieks nepadeda? Ką jūs Amerika? Amerika, žiūrėk, kad neprasidėtų kaip Tarybų Sąjungai. Dabar Amerikai buvo gerai, kol jį galėjo eksploatuoti visą pasaulį. Jos doleris buvo vienintelė valiuta, vienintelė galinga valstybė, spausdavo doleris, dalindavo visiems ir taip. Dabar iškilo Brazilija, Meksika, Kinija, Rusija, Japonija, Europos Sąjunga kartu jau kyla. Viskas, Amerikai ateina saulėlydžio laikai. Jie dabar galvoja, kaip ją išgyventi. Kaip ją jau net, o žinot kaip, kada blogai gyveni ir šiek tiek pagerėja, yra daug geriau. Ir atvirkščiai, kada buvo labai gerai, pradeda blogėti. Tada ten nepradėsi paaiškinti, kad ten kažkas trukdo to viską. Vat štai yra Amerika, yra pragmatiška šalis, jai reikalingi vasalai, politiniai vasalai. O pinigų jinai nedalina šitaip. Jie dalina tik su nauda savo. Ir iš Amerikos, gerbėmiai, nelaukite pramus. Nors galiu pasakyti, kur man irgi, kad tokie balvonai esam. 36 milijardus rytų skolingi užsienį. 30 milijardų atėjo tiesiog nes užsienio investicijos. 25 milijardai gavome Europos Sąjungos paramą. Beveik 100 milijardų gauta veltui pinigų ir bedarbystė. Recesija. Kryžiai sėdim, pensininkam neturim ko mokėti. Reiškia, valdymo forma Lietuvoje visiškai neatsakinga, bloga ir taip matosi. Ateina žmonės, kuriems svarbu politiniai reikalai, o ne gyvenimas žmonės. Reiškia, iš tų pinigų, kur mes gavom, mes galėjom tvarkytis vis tik. Oi, gerbėmiai, be abejo. Gerai, kodėl mes... 100 milijardų, įsivaizduot, mūsų metinis BVP 96 milijardai. 100 milijardų atėjo veltui pinigų į Lietuvą. Ir dabartinė vyriausybė šitą supranta, tačiau vis tiek jinai vykdo savo... Kai pridarai, padaryti galima per vieną, namą galima per valandą sudeginti, o pastatyti reikia ilgai. Tai tas vyksta dabar Lietuva. Deja, aš jums pasakysiu, kad nuo pat Sąjūdžio laikų į valdžią ateidavo žmonės, kuriem rūpėjo ne tauta kaip visuma, ne valstybė, o geriau buvo savo ambicijos ir pasitelkti visokias beretės, šiaip visokius veiksnius, demonstruoti didvyriškumą didelių ar kitų valstybių atžvilgių, o nerūpintis, kaip tas tavo lietuvis čia geriau ko gyvento. Išvaistėm pinigus, išvogėm, išvežėm. Bet yra juk pavyzdžiai, mes galėjom daleiskim imti pavyzdį iš tokios Suomijos. Bet sako, kad Rusija, jinai nepatikimas partneris, bet su to nepatikimu partneriu Suomija, kiek aš prisimenu dar prie Brežnevo, nepatikimas buvo ir Gorbačiovas, ir Andropovas, visi buvo nepatikimi, bet iki šiol jie pumpuoja iš Rusijos naftą, iki šiol jie net atominę energetikos atliekos net laidodavo Rusijai ir iki šiol jie naudojasi ją, o mes nenorim. Oi, jeigu būtumėm užtekę mum proto ir kad atgavom nepriklausomybę, nebūtumėm kovoję toliau prieš Rusiją ir vaizdavę Amerikai gerus, mes būtumėm šiandien turėję Ignaliną, būtumėm dujas gavę ženkliai pigiau ir reikėjo tik vieną – paploninti liežuvį ir tarpininkauti ryšiams tarp Europos Sąjungos ir Rusijos. Ne lotenijų, ne demokratiją dėkti, o tarpininkauti. Ir mes būtum tada labai reikalingi ir Europos Sąjungai, ir Rusijai. Ir galėjom gyventi, bet dėja Lietuvos elitui žymiai jie nemoka kurti, statyti, o moka kovoti ir griauti. Ot kovoj. Ir svarbiausia kovoti, kai nėra priešo. Nes kai priešas jie tada visi pataikauja. Bet kai nėra, tada prieš anajų, kurio nėra, jie labai mėgsta kovoti. Ir kovoja praktiškai prieš savo tautą. Tai čia toks mūsų mentalitetas elito. Jeigu jums būtų galimybė, arba pasiūlymas, arba ir galimybė tapti valstybės vadovų, arba premjerų, arba prezidentų, jūs galėtumėt
pasipriešinti vat šitam elitui? Ar jūs galėtumėt vadovauti taip, kaip prie dabartinės sistemos? Aišku, galėčiau. Galėtumėt. Suburčiau tų patriotų, ne patriotų idiotų, kurie tik kariaut moka, kai priešo nėra, o iš tikrųjų patriotų, kurie rūpinasi tėvynę, labai greit santykiai pagerėtų su visais kaimynais pirmiausia. Pasakyčiau vieną, mes į jūsų vidaus reikalus absoliučiai nesikišim. Taip, mes už demokratiją, bet suprantam, kad šita palaida bala tai ne demokratija, biurokratijai, valdininkijai, politiniam jėgom turi būti tvarka arba diktatūra tam tikra. Ir man atrodo, mes labai greitai galėtume išspręsti daug dalykų ir būti reikalingiems. Jūs matot, ir vokiečiai su rusais, ir prancūzai, ir italai, o mes vis su lenkais kažką tai darom, vis norim prieštarauti, tardom viską, o kam patinka šitas? O kitas dalykas, juk mes gerai pažįstame. Esame Europos Sąjungos, mums reikia kaip tik visą tą buvusią Tarybų Sąjungos erdvę, kaip sakant, suartinti su Europos Sąjunga, tarpininkauti, padėti, bendradarbiauti, o nesustavo tą į demokratiją ir rinkos ekonomiką. Rinkos ekonomikos ir liberalios rinkos žlunga laikai, viskas vakaruose jau kalba apie posūkį į kairę, į didesnį reguliavimą valstybinį, į kitus santykius, o mes dar vis tik liberalizmą. Liberalizmas tas pats kaip girtoklio šeima. Šiandien turim, jeigu pragėrėm, rytoj žiūrėsim, gal ko nors uždirbsim. O turi būti visai kitas dalykas. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Mūsų laikas pasibaigė. Ačiū žiūrovams. Ačiū žiūrovom, kuriem patiks, kuriem nepatiks, man tas pats. Bet aš noriu, kad pragmatiškai žmogus, patriotizmas pagal tai kūryba. Ne kiršinimas, prieš vienas, koks tu buvai tada, kodėl tu tai buvai. O kūrimas, naujo kūrimas. Tai yra patriotizmas. Ačiū.